Kai į automatę grįžta pilnas kravas automobilių, jau žinau, kad kažkam reikės išsirinkti savo favorietą. Opel Astra 2016 metai 1,6 litro dizelis. Taupit kasdienos raketa. Toyota Auris Hybrid 2015 metai automobilis žmonėms, kurie mėgsta degalinėje lankytis kuo rečiau. Toyota CHR 2019 metai vienas geidžiamiausių Toyota dizainų. Ford Kuga 2018 metai automatas 1,5 litro dizelis šeimai savaitgaliams ir viskam tarp jų. Opel Grandland X 2019 metai benzinas komforto daugiau netikėtų iššokai. Ford C-Max 2018 metai 1 litras benzininis variklis, mažas variklis, didelis praktiškumas. Toyota Avensis 2013 metai, tas draugas, kuris niekada nepaveda. Ir pabaigai Volvo V90 2018 metai 2 litrai dizelis automatas. Automobilis, kuris net stovėdamas atrodo prabangiai. Spėkite, kuris automobilis išvažiuos greičiausiai. Komentaruose rašyk skaičiuką, o daugiausias laikų surinkęs automobilis gaus atskirą reelsą.